O kam dar apskritai mokytis, jei bet kokį klausimą galiu įvesti į Google arba paklausti dirbtinio intelekto ir gauti visus reikiamus atsakymus? Kodėl turėčiau įsiminti faktus, datas, formulės ar net žodžius, jei telefonas viską žino už mane? Šį klausimą tikriausiai savo kelme vis dažniau ir dažniau stebėdami, kaip sparčiai juda pasaulis ir vystosi technologijos. Bet štai mano mintis. Plaktukas gali įkalti avinį. Bet ar tai reiškia, kad pats plaktukas žino, kur reikia statyti sieną? Google gali rasti informaciją, tačiau nežino konteksto, nesupranta tavo tikslų ir prioritetų. Tai žmogaus darbas. Dirbtinis intelektas gali generuoti tekstą, paveiksliukus ar net vaizdo įrašus. Bet ar jis supranta, ką daryti toliau? Tik tada, jei tu žinai, ko tu nori ir moki įvertinti rezultatą. Technologijos neturi iniciatyvos. Jos vis dar yra įrankis, kurį naudoji tu. Šiandien viskas keičiasi itin greitai. Profesijos, technologijos, net kultūra. Tačiau vienas įgūdis išlieka stabilus – gebėjimas greitai mokytis ir prisitaikyti. Jei šiandien reikia išmokti naudotis nauja programėle, tas, kas moka greitai mokytis, bus pirmas. Jei rytoj dėl naujų technologijų drastiškai pasikeistų darbo rinka, greitai besimokantys žmogus lengvai persikvalifikuos. Bet jei viską iš tiesų galima rasti internete, kam dar vargintis kažką įsiminti? Atsakymas paprastas. Ne visada turime laiko ieškoti. Pokalbio metu arba kai greitai turi priimti sprendimą, tavo žinios reikalingos čia ir dabar. Nėra laiko stabdyti, googlinti ar tikrinti to, ką pasakė ChatGPT. Pamąstyk, ar norėtum, kad chirurgas, operuodamas tave, pradėtų googlinti, kaip čia pabaigti tą operaciją? Veikiausiai ne. Ir lygiai tas pats galioja ir tau. Taip, technologijos keičiasi ir tobulėja. Tačiau kol žmonės kurs tam, kad galėtų kažką pasiūlyti kitiems žmonėms, tol mums reikės žmonių, kurie gali naudotis technologijomis, kurias jau turime ir kurios pasirodys ateityje. Kitaip tariant, tavo žinios ir gebėjimas mokytis laikui bėgant taps tik svarbesni ir būtinesni kasdienybėje. Taip, tau visada padės ChatGPT ir Google, tačiau užklausas rašysi tu, sprendimus priimsi tu ir atsakomybė bus tavo. Ir tik nuo tavo gebėjimo mokytis priklausys, kaip efektyviai sugebėsi pasinaudoti visais šiais technologiniais stebuklais.